Sveikas, Viliu. Labas, Laimi. Sveiki. Sveiki. Kągi, šiandien turime labai puikų orą. Bandysime užbaigti pirmos eilės mūro darbus su skiediniu. Šiandien jums parodysime, kaip maišome klijus, kaip pjausime blokelius. Tad tikimės, kad jums patiks. Gero žiūrėjimo. Pirmai pamato eiliai naudosime mūro mišinį, kadangi sekančiai sluoksniai bus mūrėmi naudojant klijus, tai reikalingas labai lygus pirmos eilės paviršius. Ir kadangi turime 1 cm pamato aukščio paklaidas, tai reikia pirmą eilę būtinai lyginti skiedinį, nes su klijais tokių sluoksnių lyginti negalima. Klijų storis dažniausiai būna 2-3 mm. Kaip paruošti skiedinį, vadovaukitės instrukcijom parašytom ant gamintojo pakuotės. Tos instrukcijos iš tikrųjų yra teisingos. Jums reikės 3 kibirų, vieną švariam vandeniui, 2 maišymui ir 3 perpilimui, jeigu netyčia skiedinį padarytumėt per daug skystą. Ir be abejo mikserio. Geriau patogus mikseris, su aukštesnė koja, lėtaeigis, tam, kad netaškytų. Ir maišom. Tęsime pirmos eilės mūro darbus. Keletą trumpų patarimų dėl šniūro įtempimo. Kai užsitempėte šniūrą, visada pasižiūrėkite, kad šniūras nesiliestų prie blokelio. Įdėkite paprasčiausiai varžtą, kad šiek tiek atsitrauktų, taip geriau matysite pastačius sekantį blokelį, ar jis nėra kažkur nukrypęs nuo tiesės linijos. Štai padėję blokelį, iš karto patikriname, kad jis nesiglaustų prie virvutės. Paliekame vienodą tarpelį. Ir lyginame guminio plaktuko pagalba. Lyginant blokelį, nebijokite sutrenkti į blokelį. Jeigu blokelis yra stiprus, tai smūgių iš guminio plaktuko tikrai nebijo ir tikrai jūs jo nesuskaldysit. Jeigu mūrijat su akito betono blokeliais, tai papildomai ant viršaus pasidėkite kokią lentutę ir kalkite per lentutę, nes akitas betonas yra minkšta medžiaga ir jau nuo guminio plaktuko smūgių tikrai jau padarysite įdubimus ar net įskelsite ar suskaldysite blokelį. Lyginant, iš esmės, kada skiedinys yra paruoštas tinkamai, nėra per kietas, tai stiprių smūgių suduoti tikrai nereikia. Tai galbūt labiau netgi yra veiksmingesnis, greitesnis smūgiavimas, kad sukeliant tam tikrą vibraciją, kuri ir pasodina blokelį. Štai, vienas išlygintas. Darome sekantį, vėl. Darome tarpelį. Statome blokelį, pažiūrime, kad tarpas tarp virvutės būtų tolygus. Ir lyginti pradedame ne nuo sujungimo, kad blokelis nepradėtų atsirasti tarpas šioje vietoje, o pradedam lyginti nuo galo. Tokiais lengvais smūgiais, sakykime, vibruojant blokelį, jisai tolygiai sėda. Tada jau matom blokelis, nedidelis tarpelis jau likęs tarp prieš tai buvusio. Tada dedame gulšiuką ir žiūrime, kokias kryptis, kur mums reikia labiau pakalti. Mūrijant geriausia sekasi dirbti dviese.
kai vienas tepa mišinį, o kitas darbuotojas paskui jį mūrija ir tiesiog lygina. Toks darbas gan efektyvus, tikrai yra greitesnis negu vienam pačiam ir teptis ir mūryti. Ir be to daug smagiau dirbti dviese. Galima pasikalbėti, pajuokauti. Tepus visą juostą, patraukime pagaliuką ir tepame toliau. Taip, dabar atmatuosiu blokėlių ilgį, kuris dėsis angos pusėje. Į angos pusę geriausia dėti špunto vidinę dalį. Atpjautą blokėlį nuskėlsime plaktuku. Štai. Kai blokėlis negražiai atskyla, nudailiname su plaktuku. Štai. Rezultatai. Šis namas bus ypatingas tuo, kad turės 3 didelius langus. Vienas langas bus panašiai 6 metrų ilgio, kiti langai bus beveik 4 metrų ilgio. Po langais, kaip matome, taip pat sumontavome hidroizoliaciją. Galbūt kažkas sakytų, gal po langais, kad ir nereikia hidroizoliacijos, nes juk nebus sienos. Tačiau noriu paminėti to, kad vis tiek pamatas drėgmė bet kokiu atveju yra linkęs kaupti iš grunto. Kad ir kiek įmanoma jį užsandarinsite iš išorės, iš vidaus, iš apačios, vis tiek pamatas per polius jis tos drėgmės gaus. Ir tą drėgmę, neizoliavus paviršiaus, ji vis tiek lystų kažkur po langu, per šiltinimo sluoksnius ir laiku bėgant tose vietose gali pradėti kaupti pelėsis. Todėl geriausia hidroizoliacija yra sutepti visą pamato paviršių. Neskaitant, kad ten durų anga, ar tai langų anga, ar garažo anga, geriau, kad jie būtų. Štai ir viskas. Baigėme pirmos eilės mūro darbus. Dabar pradėsime antrą eilę. Visus statybos etapus, bei jų